Sveiki gyvi, mėlyje Jalko žiūrovai, su jumis Audrys Antanaitis, pokalbių laida Atspindžiai ir šį kartą mes pakeliausime ganėtinai toli ir ne tik tai Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų. Ir tuo jūs tikrai labai greitai įsitikinsite, kad mano žodžiai nėra vien tik tai hiperbolė. Mes būsime tolimajame Sibire, Krasnojarsko krašte, ten, kur kažkada lietuviai buvo tremiami, kur lietuviai dešimtmečius gyveno, kur kūrė savo, tikrai negalėčiau pasakyti, gal sotų ir turtingą gyvenimą, bet tokį gyvenimą, kokį jie galėjo kurti. Ir nors nuo to laiko praėjo labai daug metų ir dešimtmečių, tačiau atmintis lieka gyva. Ir šiandieninė Lietuva nei tų metų, nei tos kartos žmonių neužmiršta. Ir apie tai mes pasikalbėsime dabar su Lietuvos Respublikos kultūros ministru Šarūnu Biručiu, kurio kabinete mes ir įsikūrėme. Taigi, laba diena, ministrė. Ir ačiū, kad priėmėte štai šitame kabinete. Visada smagu kažkur pakeliauti. Ir iš ministro kabineto štai pažvelgti į Lietuvos ir mūsų tremties santykių istoriją. Ir tos ekspedicijos į Sibirą pirmosios prasidėjo dar 88 metais, kada buvo pervežami palaikai į Lietuvą, kada buvo pradėtos tvarkyti kapinės. Ir šiandien praėjo, ministrė, jau 28 metai nuo pirmųjų ekspedicijų ir atrodytų, kad kiek galima, laikas jau galbūt ir baigti, gal jau ten nieko ir nebeliko ir vis dėlto jos tęsiasi ir įvairiais projektais. Taigi, kas dabar vyksta ir kokie jūsų manymų yra dabar Lietuvos tos pastangų būti Sibire ir ten gaivinti tą atmintį prasmė? Žinot, tų prasmių mes galime atrasti ne vieną. Pirmas dalykas, lietuviai kaip tauta, jie visada gerbė savo protėvius. Mes turim gilias tradicijas kapų lankymo, tvarkymo kapų, galbūt net skirtingas nuo kitų tautų. Mes savo kapines tikrai prižiūrime, sodiname gėles, lapkričio 1 degame žvakutes. Ir tolimajam Sibire, kur yra atgulę tikrai didelis būrys mūsų tautiečių, aš netgi kartais galėčiau pasakyti tautos žiedų, nes tai buvo iš tikrųjų inteligentija, darbščiausi ūkininkai ir šiaip žmonės nieko nenusikaltę kitam žmogui. Vienintelė problema, kad jie galėjo būti nelojalūs, tariamai, naujai sovietiniai valdžiai. Ir šiandien nuvažiuoti, uždegti žvakutę, sutvarkyti to kartais net jau nebežinomo tautiečio kapą yra labai svarbu. Labai svarbu mums patiems žinoti, kad mes neužmiršome, pagerbti juos, mokyti jaunimą tą daryti. Labai svarbu yra parodyti ir Rusijos gyventojam, išlikusiam ten, gyvenantiems ten, nebūtinai mūsų tėvynainių palikuonims, bet ir kitų tautų žmonėms, kad mes neužmiršome, kad mes rūpinamės ir ta pagarba parodoma iš Lietuvos pusės, iš dabar jau, sakyčiau, ir jaunimo Lietuvos, jinai padaro didelį efektą. Jinai iššaukia pagarbą vietinių žmonių, mūsų tautiečių kapavietėms, galbūt netgi mums, lietuviams kaip tautai, kurie turime savo vertybės, neužmirštame. Ir tai yra auklėjamasis abiejų pusių darbas. Tiek Lietuvos, tiek Rusijos. Ministrė, kiek maždaug ekspedicijų per metus arba per sezoną, turbūt tik tai vasarą vis dėlto jos vyksta į Sibirą dabar iš Lietuvos? Šiuo metu, reiškia, ekspedicijas, reikia pasakyti, kad finansuoja
kultūros ministerija, kultūros taryba arba kultūros rėmimo fondas ir tai darome jau 4 metus. Praeitoj vyriausybių kadencijai to finansavimo nebuvo. Reiškia, mano prioritetuose, gairėse kultūros rėmimo fondo būtent šitos ekspedicijos, tai yra kapų tvarkymas tremties vietose, buvo išskirtas į atskirą eilutę ir kiekvienais metais vyksta bent minimum 3 tokios ekspedicijos arba 3 organizacijos, kurios dabar užsiema to. Tai yra reiškia, organizacija Lemtis, kuri jau daug metų ir dabar dirba tą darbą, vadovaujami tokio nenuilstamo vadovo tų darbų Gintauto Aleknos. Dabar prisijungusi yra Židikų gimnazija Mažeikių rajone, taip pat Mažeikių moksleiviai. Geografija išsiplėtė į šiaurę Lietuvos. Toliau jau plačiai išgarsėjusi misija Sibiras, kur jauni žmonės taip pat konkurso būdu yra atrenkami ir važiuoja tvarkyti mūsų tremtinių kapų ir tai daro jau 11 metus. Ir dar yra tokia iniciatyva, kada mūsų aktyvūs žmonės organizuoja, sakykime, Sibiro lietuvių bendruomenės ir kartu su lietuvių bendruomenėmis Sibire taip pat yra atliekama ta misija, tas darbas. Tai va 3 tokie organizatoriai. Šiemet ypatingi metai yra jums asmeniškai, nes ir galbūt ypatingi apskritai, nes pirmą kartą veikiantis Lietuvos ministras vyko į vieną iš ekspedicijų. Ir man tai atrodo iš pirmo žvilgsnio kaip detektyvas. Pirmiausia, tai turbūt, klausimas, ar jūs pranešėte Maskvai, kad jūs vykstate į Sibirą ir jeigu vykot kaip privatus asmuo, ar jūs, galėjote taip vykti? Iš tikrųjų, tie klausimai kilo visiems, kad aš tokią mintį, jau išgyvenau ir matyt, aš tą sumaščiau anksčiau, kad visgi tikrai būtų įdomu. Pirmiausia, sakysiu, įdomu nuvykti ir pasižiūrėti, o kaip yra iš tikrųjų, ką mes čia finansavom tiek metų. Ir aš jau metų pradžioje suplanavau savo atostogas, pabrėšiu, reiškia praleisti Sibire arba dalį atostogų. Visokių buvo komplikacijų, reikia pasakyti. Buvo komplikacijų ir iš valdiškų namų, jis sakė, kaip čia... Turite omeny Lietuvos ar Rusijos? Lietuvos daugiausiai. Reiškia, visiems atrodė, kaip čia dabar bus, gal čia kokios provokacijos gali būti galimos ir taip toliau. Aš prisipažinsiu, reiškia, mes su Linu Linkevičium tai aptarėm ir jis pasiūlė, sakė, visgi reiktų informuoti ambasadorių. Čia šitam kabinete informau, sakau, aš turiu atostogas, galvoju nuvykti, kaip jūs žiūrėt. Iš pradžių buvo tyla, sakė, reikės pagalvoti. Tai kokias 2 dienas galvojo, po to, reiškia, per atstovus perdavė, kad, jeigu ten nebus kažkokių tai iš mūsų pusės provokacijų ir politikos, tai nieko čia gal ir tokio blogo. Aišku, nežinau, ar ten buvo džiaugsmas, ar tiesiog nebuvo, kaip pasakyti, ne ir kodėl ne, nes tai yra atostogos, tai yra privatus mano, reiškia, privati kelionė, už savo pinigus ir uždrausti atostogauti Rusijoje, matyt, būtų reikėtų labai rimto preteksto. Labai sudėtinga. Tai va taip ta kelionė išsirutuliojo ir čia dar buvo kitokios peripetijos, turėjau važiuoti truputį kitur, bet galų gale matyti ir likimui. Taip sutvarkius, aš atsidūriau Krasnojarsko krašte, Manos upės baseine, taip pavadinkime. Su Lemties bendrija. Su Lemties bendrija ir Gintautas Alekna
pakvietė, sako, tai jeigu prisijungsite, bus labai labai mums smagu. Tai va, prisijungiau ir tikrai visiems buvo smagu. Taigi, ministrė, 2 klausimai apie tai, kaip tenai viskas vyko, bet pirmiausia, pirmas klausimas. Tai jums kaip ministrui nekilo jokių komplikacijų tenai, jūs galėjote jaustis esas eilinis pilietis? Aš taip stengiausi jaustis. Aišku, ne visada gaunasi taip, kaip stengiasi, nes galbūt kiti netaip jaučiasi, bet bent jau pirmom dienom gal ir grupės nariam buvo truputį šokas, nes jie nežinojo, kad aš atvyksiu. Reiškia, buvo staigmena, o staigmena būdavo ir vietiniam, kurie sužinodavo. Aš daugiau dėl vietinių ir klausiu. Kad čia ministras, tai iš pradžių negalėdavo patikėti, ar taip gali būti. Klausdavo, bet po to, pasakym, kad taip, tai o kas čia. Tai pamažu priprasdavo prie to ir viskas būdavo gerai. O jokio nejautėt, jokios stebėsenos? Kad ko gero ne. Nes ten būtumėt pajutę miškose ir taigoje. Iš tikrųjų, ko gero netaip lengva ten stebėti yra, nes tai nėra miestas, kuriame daug žmonių, ten žmonių pašalinių nėra, kiekvienas pašalinis žmogus būtų jau pastebimas, matomas ir turbūt nėra lengva atsirasti ir nematomai stebėti. Dabar, ministrė, mes turime 20 minučių siužetą iš tos kelionės, mes jį to jau parodysime mūsų žiūrovams, bet tada pabaigai, jūsų įspūdžiai iš tos ekspedicijos, vis dėlto ką nuveikėte, kaip nuveikėte, ar užteko jėgų ir kiek dar tokios ekspedicijos ateityje gali trukti. Aš jau turiu galvoj ne misiją Sibiras, kuri yra, sakykime, kitokios formos, ten jauni žmonės, ten daugiau patriotizmo reikalai, ten daugiau galbūt ir tam tikro parodomojo turinio yra, bet kai žmonės vyksta tokie, jau sakysime, daugiau, gal ir brandesni, arba daugiau, sakysime, kažkokių vidinių paskatų, skatinami be jokių konkursų. Iš tikro, aš manau, kad tos misijos turi tęstis. Ir jau pradžioje minėjau tas 2 priežastis. Pirmiausia, tai yra ir pilietiškumo ugdymas, suvokimas, toks betarpiškas suvokimas mūsų labai skaudžios istorijos. Kada tu prisilieti prie tremtinių darytų kryžių, kaltinių vinių, reiškia, tu matai kartais datas kūdikių. Dar matosi. Matai kiekį, arba bent jau nedidelį kiekį, kurį man teko pamatyti tų kapinaičių buvusiose gyvenvietėse, dabar gilioj taigoje. Tu supranti, kad šitos istorijos mes užmiršti negalim. Ir niekaip kitaip jos negalima pajusti vien iš filmo, pasakojimo, knygos. Jeigu tu nuvažiuoji, tu ten pajauti visu savimi, reiškia tą būseną, reiškia tik jos negali suprasti, nes vasarą, aišku, ten diena karšta, naktį šalta, begalės tūkstančiai visokių skraidančių gyvių, kurie tikrai taip gana maloniai kanda, po to tinsta visi, bet žmonės ten gyveno be jokio pasiruošimo, be jokių spec priemonių, be nieko ir išgyveno. Ir išgyveno dirbdami nežmoniškai sunkius darbus, nes medžiai, kurie ten dar išlikę, tai yra pušis, kokio aš Lietuvoje niekada nesu matęs. Tai 1,20 m skersmens, tokios ir rankomis, be technikos, visa tai buvo verčiama, ridenama į upes, plukdoma. Tai sunku suvokti, kaip įmanoma buvo ištverti. Ir tas Kraslagas, kur 48 metais buvo išvežta per vieną vežimą 5 ešelonai Lietuvos žmonių. Tai yra daugiau kaip 2000 šeimų pateko būtent prie Manos upės ir dirbo tuos
nežmoniškus darbus. Šitą mes turim matyti, turim žinoti, turim atsiminti ir tik tada galėsim išlikti stiprus, nes žinosim, kad žmonės buvo dar stipresni gyvendami tokiomis sąlygomis. Kągi, ačiū ministrė tada už šitą pasikalbėjimą ir už svetingumą, kad galėjome čia įsikurti bent laikinai jūsų kabinete. Ir dabar kartu su mūsų žiūrovais mes mielai tada pasižiūrėsime filmą, kuriame nebus žodžių, kuriame bus tiesiog kasdienybė nufilmuota. Kaip dirbot, kaip ėjot. Maža dalelė, keli epizodai tik tai yra, bet jie atspindi. Tai geriau, keli epizodai, nes turbūt jeigu visa ekspedicija būtų, tai čia jau neužtektų ir alko eterio viskam parodyti. Taip, kad dar kartą ačiū, sėkmės ir iki pasimatymo. Ir primenu, kad mes štai čia kultūros ministerijos kultūros ministro kabinete kalbėjome su Šarūnu Biručiu, o dabar, mielieji, jūsų dėmesiui filmas 20 minučių. Na, galbūt sakyčiau taip, siužetas apie tai, kaip vyko ekspedicija ir kaip kalami kryžiai, kaip valoma teritorija, kaip toje Sibiro žemėje lietuviai 2016 vasarą gerbė ankstesniųjų mūsų kartų atminimą. Audrys Antanaitis, už kameros Arūnas Artanavičius. Likite su Alku. Šarūnas. Alfredas. Simas. Labą dieną, ministrė. Algirdas. Diena. Iš karto neatsiminsiu, nesakykite. Taip. Beveik ant čia dar padės, pasidėti. Čia. Šičia patraukti. Galim patraukti, taip, tada nekabės. Viskas, dar prilaik. O, dabar nekabės. Nu, koks mus. 3. Apa. Kitas. Paeikit. Bet kryžmė jau palaida, ne, yra. Nu, nieko, gal. Dar priekį. Ir biškai paėmė tarpą. Vienas sunkus pakankamai yra. Su kalom. Panašiu čia. Jei kas nugalės jau užlenkti. Patrauksi. Palauk, tu sužlenkti. Galvas, pažiūrėk, kad kažką nereikėjo. Šitai tapos. Tas turi būti virš, antrą uždėjom, apsakti. Aš ant palėjęs dalį. Labai švelniai. Stop. Keliam. Pabiški. Gasto. Neužtenka. Ana pusė pakelti, man atrodo, žinai. Bet vis tiek.
Šitai, žinai, reikia vieną uždegti, po to jau nuo jos, kad taupyt dujas. Mes visos ekspedicijos vardu norim įteikti Lietuvos vėliavą trispalvę. Хотим вам вручить литовский флаг. Это как символ, что вы тут все-таки представляете Литву, вы приехали. Да, никого тут уже не Больше осталось. нету никого. Так Да. этот флаг, он из литовского парламента, из Сеймаса, передан специально тем, кто еще живет здесь, в далеком Сибири, Да, далеко от Литвы. Так спасибо вам за все, и чтобы этот флаг вам всегда напоминал Литву. да. Пожалуйста. Спасибо. Хорошо. Вėliavą įsikleisim vėl. Конфеты тут. Gal kitą pusę. Ateikit, gal visi nusifotografuojam? Не, было красное, зеленое и белое. По-другому. Это было... Настолько я не подарyti. Nu jo. Nu kaip, nu taigi Šįkart su ta družba paėmė. Kaip atrodys? Pažiūrėkit iš tolo, žiūrėkit. Kaip čia atrodo. Nu, aš manyčiau, gal ir gerai. Ką? Jos, Ne, tai aš apsuksiu man. Čia tik tai primerka. Svarbu, jūs pažiūrėkit, ar čia gerai. Ar gerai? Va čia aš manyčiau geriausiams. Metais apmirusiems viešpatį ir amžinoji šviesa jiems tešies. Tegu ilsisi ramybėje. Amen. Ne, čia nepradės, čia geriau. Čia griukas yra. Aš jį... Ai, va, kaip Patėlė vyriausia. Gerai. Vartuot ne per... Atgal. Atgal. Nu dabar. Ten iš šarnos pusės. Laikykit. Gerai. Bet pala. Dirba ten aparatas. Tu iš. Dabar eik savo darbą. Jau pastatė. Mandaras. Ne, sudaužysiu. Kraštą visą gali padėti. Tai gal aš visą įdėsiu. Didį iš priekio atneškiu visą. Kur? Iš priekio. Čia. Dabar mažai kur nors iš
Gal gerai. Nėra daugiau betono. Ten vienas išliska, žinai. Arba gali čia nekalt pilnai. Po kiek vinių kalam? Po 2? Jo. Šiaip liaujas ir nelygiai nupjaunas. Skersinių staklių net aš nemačiau. Gerai? Aš irgi ne visus apačius. Paskui reikės apversti mums apačias. Tai, kad nenuvarbėtų, gal labai daug nereikia. Taip žiūriu, tokie kraštukai darosi. Ne už 16 cm, 14 tik tate. Отсюда, kad remtas šitie. Все, вы загружаетесь, Да. уезжаете, да? Да. То есть водителя, все, звоню водителю, да? Да. Gal trečia dabar? Va paskutinį reikėjo sausiausiai. Gerai? Sakėm, tą paskutinį yra sausiausias. O tą kaip dedam? Apvertam vėl. Kas yra sausiausias, sakėm, paskutinis. Nemau medinis. Nu, kažkoks Limoną teik. veršia. Sakčiam, kaip diržai kankelį neša. Jėzau, ką aš skurtau, kepurė. Ką aš turi? Nereikia, neturiu to. Turiu to. Suėsti. Turiu to. Nepadėk, nes nesusiriš. Palauk, na prikėlė. Po truputį. Reikės man išsiimti iš tavęs, kad jis paskutinį. Aš užsirašysiu namuose būdama pirmais. Piniginės nereikia, gali būti. Aprėjinį. Papasakysiu.